Sveiki. Sveika. Kuo tu vardu? Aurelija. Tiek tuo metu? 19. 19. O kaip tu galvoji, kaip X faktorius gali pakeisti tavo ateitį? Jis mane gali grąžinti į Lietuvą. Aurelija viena iš daugelio lietuvių gyvenančių ir dirbančių Londone. Ir ją lydi sėkmė, nes studijoms ir pragyvenimui pati užsidirba garsiojo Jamie Oliverio restorane. Daug žmonių iš viso pasaulio atvažiuoja, labai daug visi klausia Feliverį. Aš, kaip sakiau, asmeniškai jo dar nesutikau ir nesu per didelė jo gerbėja. Šiuo metu dirbu kaip barmenė, bendrauju daug su klientais, darau skanius kokteilius. Dažnai gerdami Aurelijos kokteilius restorano svečiai spėlioja, iš kur kilusi rudakė barmenė. Ir iš kur tas nelietuviškas temperamentas. Mano tėvelis iš Ukrainos, o mama buvo lietuvė ir tiesiog aš pusiau ukrainietė. Pas mane charizma, mano kraujas, mano temperamentas, aš degtukas labai, sako Spanish. Sunku patikėti, bet Londone šaknis įleidusi lietuvaitė Vilniuje lankosi pirmą kartą gyvenime. Ir net jei nepavyks įveikti atrankų barjero, Aurelija greičiausiai čia sugrįž dar ne vieną syk. Aš visada žinau, kad man muzika labai daug reiškia ir labai senai dainuoju, bet daug žmonių man bando įtikinti, kad tai negali būti rimtas dalykas, kad čia gali būti tik hobis ir kad užteks padainuoti namie, bet aš taip nemanau. Tai mes tikimės, kad šiandien galėsi įsireikšti, suteikta yra proga. Labai šaunu. Tai ir Devulis pakišo koją su balsu, bet viskas bus gerai. Kai varo. Tai toksai Samo jau patinko. Važiuojam. Žiūrėk, man kai tave žiūri. Mats prie diržo, aš nežiūriu į tave, kad kaip nežiūri keliautojai į sirenas, žinai. Gerai. Gerai, tu geriau pasakyk, ką tu šiandien mums dainuosi. Šiandien atliksiu dainą, kuri nėra mano mėgstamiausia iš tikrųjų, nes norėjau dainuoti ispanišką dainą, norėjau atlikti labai gražų kūrinį. Tačiau, kaip minėjau, pakišu koją, nežinau, kas nutiko, grįžau. Bet nežadu pasiaiškinti, tiesiog pavarysiu gerą dainą, bet kokiu atveju viskas bus gerai, tiesiog važiuojam, dainuojam. To tau ir linkime, kad viskas būtų gerai. Ačiū labai. Dry spell, Jimmy Rogers to the picture up high. Mama's dancing with a baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The baby sings, you know how to move everything. Always wanting more. You live you long enough for. Aurelija, nu tu tokia koketė, žinai, kad aš įsivaizduoju, jeigu tu Velykų saloj praeitum pro tas galvas, tai jos apsilaižytų, žinai. Gerai. Šmaikštu. Bet yra vienas didelis bet. Kas su tavim atsitiko priedainyje? Nežinau. Susijaudinai, kas tau yra? Bet biškutį nedaug. Nu ne, Daug susijaudinai. Nes jeigu Velykų saloj pereitum ir dainuodama, tai tada jos neapsilaižytų, o įsikastų arba nusikastų saulė žuvį. Per daug įsijaučiau ir pamiršau, kad negaliu daug temti. Galima save teisinti, tikrai aš būčiau išgirdus, jeigu tu negalėtum, tu galėjai, bet ar išsigandai? Arba tiesiog negali. Gerai. O pradėjai gerai. Taip. Nu.
taip, tai Sami, ką tu sakai? Aš dar norėčiau paklausyti tavęs iš tikrųjų įsiaiškinti, kiek tu gali tempti, nes visas kitas savybės tu turi. Aš sakau taip. Ačiū. Ką sako Marijonas? Aurelija Dėnė. Ačiū. Sauliau. Saulius sako taip. Ačiū. O aš turiu savo įsikasti į liežuvį ir į lūpą ir pasakyti tau ne, bet nesustok. Ačiū daug, kad šiandien buvai. Ačiū labai. Ačiū. Sveik, norėjau pasakyti, nesustok. Pamaiva. Pamaiva. Aurelija. Taip arti buvai. Nu ką padarysi? Tu prasme, Aš net visos komandos vardu mes esam pasiryžę rašyti apeliaciją. aš iš tikrųjų irgi apie tai pagalvojau iš karto. Bet nieko. Aš vis tiek dainuosiu, nors balsas prikimo. Dainuok, iš Ne, iš tikrųjų, tu puikiai tikrųjų. atrodai scenoje. Ir ačiū, kad atvykai pas mus. Ačiū Grįžk dar. labai. Būtinai. Iki. Ačiū. Ne, nu va tokia merga būtų kažkoks papuošimas scenoje, taip. jeigu jinai sugebėtų dainuoti. Ta prasme, akys žiba kaip pas Seksas toksai. Prieš pieną, kad jinai- Valylintus. Jo, tokia raganiška, labai tokia Lydytų transė viską, bet tokia, blemba, žinai. nu du. Dainuosim, tiek. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Factoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.